Šiandien sekmadienis, aušros vartų atlaidų pabaiga. Visą savaitę žvelgėme į Mariją. Ir kaip jau sakėme, Marija nėra dievaitė, netolima nuo mūsų būtybė, kuri su mūsų žmogiška tikrovė neturi nieko bendro. Marija mūsų tikėjimo sesuo, pirmoji Kristaus mokinė. Jis stovėjo po kryžiumi, iškėlusi galvą ne todėl, kad nejautė skausmo, bet todėl, kad tikėjo. Dangiškasis tėvas nepaliks nei jos, nei jo sūnaus. Ji buvo tikra, kad net mirtis negali būti paskutinis žodis. Ji pasitikėjo. Nors visi ženklai rodė priešingai, atrodė, kad Dievas tyli ir nesiunčia pagalbos. Bet Marija laikėsi pažado. Tai yra brandus tikėjimas, kurį ji mums rodo. Ne infantili religingumo forma, kuri nuolat prašo naujų įrodymų, kurių vis tiek niekada neužtenka. Todėl jos nėra prie tuščio kapo. Ji nereikalauja įrodymų, kad sūnus gyvas. Ji žino, tiki. Tėvas niekada nepalieka savo vaikų mirtyje. Ir to jau užtenka. Marijai pakanka to žodžio, kurį jo sūnus pasakė apie Dievą. Ji ištikima Dievo tarnaitė. Moteris, kuri tiki, nepaisydama aplinkybių. Ji yra tikėjimo pavyzdys, kurį kiekvienas iš mūsų galime pasiekti. Reikia tik vieno – paleisti savo šventas tiesas, atsisakyti įsikibimo į savo įsitikinimus ir bent truputį pasitikėti tuo, kurį vadiname savo tėvu. Palaiminto sekmadienio.